apie rungtynes. Kas lėmė tokį didelį Žalgirio pranašumą? Nežinau, iš tikrųjų, matot, pirmas varžymas, nežinom, kaip žaisim, kaip čia gausis. Tiesiog stengiamės vykdyti visus trenerio nurodymus. Matėt, gynybos, presingavom per visą aikštelę, beveik visas varžybas. Ir gal tas nulėmė tokį taškų skirtumą šiandien. Atrodė, kad mėgavote žaidimu, ko praėjusią sezoną beveik nebūdavo. Jautės tas aikštėje? Lyderis kalbina. Ką, žinau, jum turėjo labiau jaustis. Mes tai tiesiog, matėt, dauguma žaidėjų buvo tikrai pavarginęs. Sezono pradžia, dar varžybų nesam turėję ir tas trenerio toks noras presinguoti per visą aikštelę, visas varžybas tikrai labai įtakojo, kad pavargo dauguma žaidėjų. Bet prisiminkim praėjusią sezono pradžią, tai atrodė žymiai sunkiau negu šiandien. Aš nežinau, kaip čia įvertinti šitą. Tiesiog gal daugiau laisvumo žaidime buvo. Aiškumo, ta prasme, kad tiek gynyba aiškiau, tiek puolime, ką daryti, kur bėgti, ko treneris nori iš mūsų. Mes tiesiog su žaidėjais pasikalbam, kad daug lengviau suprasti. Tai čia trumpai tariant trenerio nuopelnas? Nu, galim sakyti taip.